Receptų knyga Kitchen Julie. Tai Julijos Stepanavičiūtės modelio išleista receptų knyga, tačiau ji yra išskirtinė tuo, kad čia yra pateikta ir Julijos biografijos momentų. Rašoma apie tai, kodėl jai patinka maistas, kalbama, kaip ji perėjo nuo kalorijų skaičiavimo iki sveiko intuityvaus valgymo. Ir šie receptai paimti iš jos viso gyvenimo patirčių, ne tik iš modelio gyvenimo, bet ir tų visų pažįstamų draugų, kolegų, kurie jas supo. Šiaip paveikslėliai tai tokie sendinti iš tiesų, labai gražūs, minimalistiški, kaip ir pati Julija turbūt labai mėgsta. Ir receptų yra visokių, ir be glitimių, ir su glitimu, ir kaip matot, ir batatus įkepa, ta prasme, yra įvairių, ir su riebalais, ir be riebalų, žodžiu, tikrai sveikas požiūris į maistą. Taip, kad galiu perskaityti jums ištrauką iš pačios autorės prisistatymo pradžios. Ištrauka vadinsis Nuo modelio karjeros iki maisto tinklaraščio. Tai vat šiuo metu Kitchen Julie ir yra Julijos Stepanavičiūtės pseudonimas Instagrame. Mano istorija. Kai buvau vos 14, Vilniuje mane pastebėjo viena modelių agentūra. Ėmiau žengti pirmuosius žingsnius mados industrijoje ir mano įprastas gyvenimas pasikeitė. Iš pradžių fotografuodavausi Lietuvos žurnalams, dalyvaudavau vietinių mados namų kolekcijos pristatymuose. Naujos patirtys ir gąsdino ir teikė labai daug džiaugsmo. Prieš pat 15 gimtadienį išvykau į Milaną. Tai buvo pirmoji mano kaip modelio kelionė, kurios metu kelios svajonės išsipildė su kaupu. Kai buvau atrinkta į Gucci mados namų 70-ųjų metinių progos rengiamą atostogų kolekcijos pristatymą, nė nenutuokiu, kaip tai pakeis mano gyvenimą. Pasirodymas ant Gucci podiumo mano kaip modelio karjerą pastūmėjo pirmyn žaibo greičiu ir leido įsitvirtinti mados industrijoje. Sulaukdavau daugiau pasiūlymų iš prestižinių mados namų, iš žurnalų, pradėjau dirbti su įtakingais savo sričių profesionalais, žinomais fotografais, stilistais. Kirtau į akį keliems svarbiems žmonėms atsakingiams už modelio atranką. Taip mano karjera įgavo pagreitį. Norėdama išlaikyti perspektyvios jaunos manekenės statusą, turėjau būti nuolat matoma mados industrijoje. Todėl netrukus teko derinti mokslus Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje su darbais, kurių vieta varijavo nuo Londono iki Los Andželo. Iš nerūpestingo paaugliško gyvenimo stačiagavo nėriau į suaugusių pasaulį ir tuo didžiavausi. Galbūt net šiek tiek užirčiau nosį. Mano kasdienybė turbūt skilo į dvi dalis. Gyvenimas pas močiutę, mokslai, vairavimo kursai ir projektai didžiausios Niujorko studijose iš Atlanto. Mokykloje atsiskaitydavau už kontrolinius darbus, o su man atstovaujančiomis agentūromis derindavo skrydžius ir artimiausius kelionės planus. Ryškiaspalvis modelio gyvenimas taip traukė, kad kitur savęs neįsivaizdavau. Svajojau persikelti į vieną iš didžiųjų pasaulio mados sostinių iškart po mokyklos. Laikui bėgant ši svajonė atrodė vis apčiuopiamesnė. Supratau, kad pamažu tampu nepriklausoma. Modeliavimas į mano gyvenimą įleido naujų spalvų ne tik dėl karjeros. Dar nebaigus mokyklos per vieną mados pristatymą Londone susipažinau su lietuvių fotografu Roku. Netrukus pradėjome romantiškai draugauti, nors mus skyrė tūkstančiai kilometrų. Rokas tuomet gyveno ir dirbo Londone, aš mokiausi Vilniuje ir retkarčiais skrisdavau svetur. Bendraudavome kasdien, kartais vaizdo pokalbius baigdavom vidury nakties ir iš kelių valandų miego patinusiais pakeis troleibusu važiuodavau į pamokas. Jei pasitaikydavo dirbti Londone, visada pasilikdavo dar dienai pas Roką, nors ir tai matytis pačioje santykių pradžioje buvo tikras iššūkis, mūsų ryšį stiprino ir troškimas sukurti bendrus namus, kai baigsiu mokyklą. Abu dirbame toje pačioje srityje, todėl draugaudami išvengdavome reikalingų nesusipratimų. Rokas buvo bepradedantis mados fotografo karjerą, bet modelio darbas jam buvo puikiai pažįstamas, o žinojau, kokių sunkumų kyla dirbant kitoje objektyvo pusėje. Rokas nepriekaištaudavo dėl ilgų darbo valandų ir dažnų skrydžių, o aš nepavydaliaudavau merginoms flirtuojančioms su jo kamera. Nė vienas mudviejų būtų iš kito pasaulio ir jau užtruktų priimti tai, kas mados industrijoje savaime suprantama. Chaotiškas gyvenimo ritmas ir kelionės ilgam tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, tačiau mes visapusiškai palaikėme vienas kitą. Žodžiu, pradžia intriguojanti,
Taip kad bus įdomu jums pasiskaityti ne tik receptus ir gaminti pagal juos, bet ir sužinoti modelio Julijos Steponavičiūtės gyvenimo užkulisius.